Sveiki, su jumis ir vėl Photoshop dievai. Šiandieną pamokoje parodysiu, kaip padaryti gražų neon efektą tekstui. Pirmas žingsnis. Susirandame internete sienos, pavyzdžiui, plytų paveiksliuką. Susiradę jį išsisaugome ir įsikeliame į Photoshop darbo aplinką. Antras žingsnis. Mums reikia šitą paveiksliuką patamsinti. Tai pirmiausiai spaudžiame ant spynos, mes atrakiname sluoksnį, tuomet spaudžiame ant black and white. Tai padarys mums juodai baltą nuotrauką. Tada spaudžiame brightness and contrast, saulės ikonėlę tokią kaip ir čia pagal save nusistatome kontrastą bei šviesumą. Baigę uždarome juostelę. Kad nesimaišytų sluoksnį, mes galime juos sujungti. Laikydami Ctrl mygtuką pažymime visus 3 sluoksnius. Tuomet spaudžiame ant bet kokio dešinį pilies mygtuką ir Merge Layers. Mums sujungia į vieną sluoksnį. Trečias žingsnis – užsirašyti mums norimą tekstą. Spaudžiame ant teksto įrankio. Pasirinkame dydį, tarkime 300. Šiai pamokai naudosime Freestyle Script fontą. Užsirašome toliau norimą tekstą. Ir mums reikia redaguoti šį tekstą. Tam spaudžiame 2 kartus ant savo teksto sluoksnio T raidės ir mums visą pažymė. Tuomet atsidarome Characters nustatymus, jeigu jų nėra, einame Windows ir tuomet Characters ir pasirenkame plotai tarp eilučių. Norėdami pašalinti šiuos tarpus tarp raidžių, galime laikydami Alt ir spaudžiant rodiklytes į kairę į dešinę. Ir taip ant kiekvieno tarpo. Toliau mums reikia paslinkti apatinį tekstą į dešinę pusę. Tam pažymime patį kairį kraštą teksto. Laikome Alt mygtuką ir su rodiklėlėmis, šiuo atveju į dešinę, paslinkame tekstą kiek mums reikia. Baigę spaudžiame varnelę. Sekantis žingsnis mums reikia šį tekstą padaryti kaip paveiksliuką ir jį truputį pasukti. Tam spaudžiame ant teksto sluoksnio dešinį pilies mygtuką ir Rasterize Type. Tuomet spaudžiame Ctrl T ir pasukame truputį tekstą. Galime taip pat jį padidinti. Sekantis žingsnis mums reikia išsisaugoti mūsų teksto selection, pasirinkimą kitaip. Tam būnant ant teksto sluoksnio, laikydami Ctrl mygtuką, spaudžiame ant šios sluoksnio kairį pilies mygtuką, tai pažymime visą tekstą, tuomet einame Select ir Save Selection. Pasivadiname kaip mes norime. Ir spaudžiame OK. Kol dar tekstas pažymėtas, einame Select, Modify ir Contract. Pasirenkame skaičių, kokį norime. Aš pasirinksiu 6, jūs galite pasirinkti kiek jūs norit, priklausomai nuo teksto storio ir kitų faktorių. Spaudžiame OK, mums pažymė vidurį, atskiriant nuo kraštų 6 pikselius. Dabar spaudžiame Delete ir mums iškerpa vidurį paliekant tik tai teksto kontūris. Būtent to, ko mums reikėjo. Dabar apipavidalinsime tekstą mūsų pasirinktą spalvą. Spaudžiame ant teksto sluoksnio dešinį pilies mygtuką ir pasirenkame Blending Options. Tuomet einame į Color Overlay ir pasirenkame spalvą, kokios mes norime. Spaudžiame OK, susikuriame naują sluoksnį. Pasivadiname spalvos. Ir dėl aiškumo aš nusidažysiu tom 2 spalvom.
pradinė viena. Grįžtame į teksto sluoksnio Blending Options ir einame Outer Glow. Spaudžiame ant spalvos kvadratuko ir pasirenkame šiek tiek tamsesnę spalvą nei prieš tai. Pažymime savo spalvą ir tiesiog tamsesnę. Spaudžiame OK. Blend Mode pasirenkame Normal, Opacity 75% ir dydį 10 pikselių. Spaudžiame OK. Toliau mums reikia uždėti dar Drop Shadow, Blend Mode Multiply, Opacity 100%, Distance 5 pikseliai, Spread 0% ir dydis ir Size 7 pikseliai. Spaudžiame OK ir nudažome šalia šią spalvą, kad atsimintume, kurios spalvos mums reikalingos. Tuomet grįžtame į Blending Options ir uždedame Drop Shadow. Blend Mode Multiply, Opacity 100, Distance 5 pikseliai, Spread 0% ir Size 7 pikseliai. Angle galima pasirinkti kokį norim, nesvarbu. Ir spaudžiame OK. Tuomet mums reikia pasidaryti šio sluoksnio kopiją. Tam yra du būdai. Galime laikydami Ctrl spausti J arba nusitempti šį sluoksnį ant štai šios ikonėlės ir taip susikurtume kopiją sluoksnio. Būdami ant savo sluoksnio kopijos, ties efektais Outer Glow spaudžiame 2 kartus ir mums atsidaro Blending Options, tik tai, kad jau ant pažymėto Outer Glow. Tuomet Blend Mode pažymime į Color Dodge, Opacity pakeičiame į 100%, spaudžiame ant kvadratuko spalvos ir pažymime mūsų pirmąją spalvą. Spaudžiame OK. Size pasirenkame maždaug 103%. Galime daugiau, kaip nori. Ir atžymime Drop Shadow. Nuo jo tiesiog varnelę. Ir spaudžiame OK. Mūsų tekstas pamažu pradeda įgauti mūsų norimą efektą. Sekantis žingsnis sukursime šiam tekstui tarsi neono vamzdelių efektą. Tam susikuriame naują sluoksnį, taip ir pavadiname neon. Vamzdeliai arba tubes. Būdami ant savo naujo sluoksnio, laikydami Ctrl mygtuką pažymime savo teksto kopijos stačiakampį. Tuomet einame vėl Select, Modify ir Contract. Šį kartą Contract by 1 pasirinksim ir spaudžiame OK. Štai čia yra dvi mūsų spalvos. Čia pradinė, o čia backgroundo. Backgroundo spalva turi būti balta. Pasirinkam baltą OK. Ir spaudžiame Ctrl ir Delete. Tuomet pakeičiame šios sluoksnio Blend Mode į Overlay. Dabar padarysime neonos atspindį ant sienos. Susikuriame naują sluoksnį virš mūsų backgroundo plytų. Tam spaudžiame Ctrl Shift N arba spaudžiame štai šią ikoną. Pasivadiname Brick Glow. Tuomet einame į Channels ir štai tas mūsų selectionas, kurį mes pasirinkome pačioj pamokos pradžioj. Dabar laikydami Ctrl mygtuką spaudžiame ant būtent to sluoksnio stačiakampio ir mes jį tai pažymime. Grįžtame į Layers ir ant Brick Wall ir tuomet einam Select, Refine Edge, Feather pasirinkame 50 pikselių ir Shift Edge 75. Spaudžiame OK. Ir šį visą pasirinkimą vėl užpildome baltą spalvą. Įsitikiname, kad antras kvadratukas yra baltas ir laikydami Ctrl mygtuką spaudžiame Delete. Pakeičiame Blending Mode į Overlay. Tuomet būdami ant sluoksnio Brick Glow spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir Blending Options. Tuomet pasirenkame Color Overlay
Tuomet pasirenkame tamsesnę į mūsų spalvą, spaudžiame OK, Blend Mode parenkame Color ir sumažiname Opacity maždaug iki 70%. Spaudžiame OK, esant ant Brick Glow sluoksnio, vėl susikuriame naują sluoksnį ir jį pasivadiname Brick Glow 2. Vėl atsidarome Channels panelę. Taip pat vėl pažymime mūsų teksto channel laikydami Ctrl mygtuką, spausdami kairį pelės mygtuką. Grįžtame Layers ir būdami ant Brick Glow vėl pasirenkame Select, Refine Edge, Feather. Vėl pasirenkame 50 pikselių, tik šį kartą Shift Edge 40 maždaug. Spaudžiame OK ir vėl taip pat užpildome šį pasirinkimą balta spalva, įsitikinę, kad mūsų backgroundo spalva yra parinkta balta. Spaudžiame Ctrl Delete, atžymime pasirinkimą ir būdami ant Brick Glow 2 sluoksnio pasirenkame Blending Mode į Overlay. Paskutinis etapas iš mūsų pirmojo Brick Glow sluoksnio pavogti Color Overlay efektą ir jį nukopijuoti į Brick Glow 2. Būnant ant Color Overlay efekto, jį nutempiame į Brick Glow 2. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite like, subscribe ir pakomentuoti, kokių pamokų norėtumėte ateityje. Sėkmės Photoshop darbuose ir iki. We're back from the dead.